Taigi, šiandien rinkomės Kėdainių kryptį ir reikėjo truputėlį davažiuoti, bet yra mano bičiulis rekomendavo atvykti šičia į Skinderio Kęstučio Kaltenio dendrologinį parką. Kaip minėjau, čia yra iš viso pasaulio suvežti medžiai ir einam pasižvalgysim. Man labai patiko, tai didžiulė aikštelė. Čia dar kažkas suko ratus prieš kurį tai laiką, bet taip tai didelė aikštelė. Reikės vėliau pasidomėti, gal čia vyksta kokie įdomus renginiai dar, bet tualetai, šiukšliadėžės rūšiavimui sudėti. Tai prižiūrima aplinka, tai nėra dar tokia užleista vieta. O, faina skulptūra. Dar kažkas atvažiuoja. O, kaip įdomi. Tai čia vyks veiksmų. Ja, o prie kiekvieno augaliuko čia yra aprašymas skulptūrai. Kiekvienas medis jis yra pažymėtas. Čia tarkim matau, čia yra 32. Ten yra 33, 34, 27. Aha, medžiai sužymėti. Čia mes tokiam kaip pušis. Soliukas padarytas. Ir ten yra skulptūra. Ir šiaip ir taip tokių ir tokių atodangų, kad tuščia pieva, čia medžiai, vėl tuščia pieva. Čia jeigu organizuojant kokį renginį, tai turime nemažai to ploto. Einam į šešėlį. Karšta, šiandien saulės mažiau. Šiandien sakė 32, tai tikėtina daugiau yra, tai reikia žiūrėtis pavėsio. Kamienas atvežtas padėtas, tai čia viduris. Skamba. Fainai. Galima vardinį ąžuolą pasidėti. Dar čia skulptūra viena. Ir prūdelį radom. Sveikit, kas nuėjo maudytis. Fainai. Šlapia sąraita. O, šuo laimingas. Aš irgi norėčiau, bet nevilioja šitą vietą manęs. Bet jau fainai, prūdelis. Taip tai daug erdvės, į kurią pusę traukti, apeiti. Sudėtinga nuspręsti, nes čia pasirinkau vieną kitą. Didelis plotas, apeisim dar pasižvalgysim. Daug skirtingų įvairių medžių, kad kažkas kažko išsiskirtų, negaliu dabar dar pasakyti. Tai faina pasivaikščioti. Tokia labai atoki vieta. Klausimas, ar čia galima atvažiuoti piknikauti, pasibūti, bet turbūt kas nori ramiai tykiai gamtoje pabūti, praleisti laiko, tai pati ta vieta. Atvažiuoti tikrai ten nuo pagrindinio kelio nusukti reikia 20 km, tada važiuoju per kaimelius, po to dar nedidelis atstumas žvyrkeliu ir nėra žmonių. Tai irgi viena tokių turbūt atrastų įdomių vietų, kadangi bičiulis netoli gyvena, sąlyginai netoli, 3 km, tai sako, turiu atvykti kaip skautai, tai turiu atvykti, pasivaikščioti, pasižiūrėti. Nes tikrai labai smagu. Dar minėjo, kad čia ir laužavičių gali būti, tai reikia pasižiūrėti. Laimingas, ne? Nu, faina, tokie žali prūdeliai. Žydi dabar čia visas uždumblyjas, viskas natūraliai, bet mes einam tokiam perėjom tarp tų visų produktų. Tai faina iš tikrųjų. Va vėl
tokie kanalai padaryti. Gaila, kad jie dabar čia žalioja stipriai. Bet gal čia ir su meškera ramiai pabūti būtų įdomu. Ok. Šitas nustebino. Čia irgi einam. Dar gražių tolumoj vištos kudakoja. Gidys gėda. Tai o čia ir gyvena žmonės šalia, kai čia buvo pravažiuojančių mašinų. Ir vėl skulptūros. Kai gerumo padaryta scena yra laužavietė. Toliau čia duris, kad persirenginėjimų eitų. Stalas, tokia pavėsinė. Nu, fainai, čia tikiu vyksta faina šventė. Žmonės turi kur prisėsti. Nu, sukam toliau ratelį, mes aplinkui. Laužavietė. Malkų dar palikta. Nu, fainai, stebina. Tai čia iš pažiūros būtų galima atvykti ir tikrai turėti pikniką. Faina, ilgai neskyriu laiko apeiti viskam. Einam dabar link mašinos. Ir čia tokį ratelį mes apėjom. Plotas tai čia tikrai yra didžiulis. Tai jeigu atvažiuot, ramiai pasibūt, tai tikrai pilna infrastruktūra. Tualetai sudėti. Aikštelė tvarkinga. Ten dar toliau, man atrodo, paėjus. Turėtų būti gal dar viena aikštelė. Tai šičia mačiau darbininkai važiavo, tvarko tą visą šitą teritoriją. Nes aš tikiu, yra ką veikti. Šitą dar viena vieta į tokią, kur galim atvykti, pabūti, pasilsėti. Tikrai pakankamai įdomi medžių įvairovė, kad eini. Čia lapuočių, čia spygliuočiai, čia dar tokie. Ir daug pavėsio, daug ploto. Tai šitą vietą aš galiu rekomenduoti. Taip medžiai susodinti tokiais pundeliais, sakyčiau. Čia tokia salelė medžių, čia tokia salelė medžių. Atvira pieva ir vėl salelė medžių. Plotas tai tikrai didžiulis. Tai čia ir gal festivalį, renginį organizuoti. Didelį galima. Kadangi turiu skubėti kitur, dar turiu porą vietų nusimatęs aplankyti pakeliui. Na, o kitas sustojimas yra Angerių tvenkinio užtvanka. Tai kitoj pusėje matosi, kur vanduo nubėga, o šičia šiaip labai fainas tvenkinys. Aš galvoju, kad ežeras, pasirodo tvenkinys. Tai ten padaryta vandens nubėgimui ir labai faina vieta. Tai galima turėti pažvejoti, galima pabūti. Priėjimai yra prie krantų. Ten dar jaunimas maudosi. Nu, tai va, tai viena iš kita mano šita statelė, tai yra šičia truputėlį pasigrožėti. Ta, čia ir su laiveliu galima priplaukti, kiek suprantu. Arba kas čia? Čia reikia žvejoti tik tai su leidimais. Tai va, gaila, tenais negalima nueiti. Draudžiama, kaip ir būtų galima, bet nedarykim to. Tai va, tai graži vieta, faini krantai ir judam toliau. Staptelėjom ir važiuosim dar vieną vietą. O čia va šliuzai, ten vanduo subėga ir tenais gražiai išbėga. Į apačią galim nusileist pasižiūrėti. Stebama vieta, ten rodo ženklas irgi draudžiama vaikščioti.
Tai mes prieinam arčiau, pasižiūrim ir judam toliau. Dar daug dalykų reikia nuveikti šiandien ir dar vieną vietą reikia stabtelti, kas bus visai įdomu. Atvarau noriu davažiuoti iki vietos. Ten rodo keliuką pagrindinį, kad reikia sukti pro čia, po to yra kitas čia veda GPS-as, bet iš esmės turiu va tokį. Išpylė žvyrą, pravažiavo ir paliko. Ir visas kelias toks, tai kad turbūt nieks nevažiuotų, tai teks truputėlį paeiti. Vienas ratas važiuoja čia, kitas ten. Tai ir taip iki pat. Aš turbūt nenoriu čia klimti, užsiimti tokiais dalykais, tai pasivaikščiosiu. Ir dar kaitina saulė, o aš tai dabar žiūriu savo raudoną ranką ir sakau, nuo saulės kremo nepasitepiau, nors turiu mašinai. Būsiu nudegęs. Plius šiandien belė kaip karšta, kiek tenais 35, kai kas siuntė per radiją, sakė, ir 39 fiksavo temperatūros. Einam ieškoti šešėlių. Mūsų tikslas yra šiandien dar aplankom Josvainių kabantį tiltą. Atėjom čia prie upės, einam ant tilto. Stop. Jo, ir tą mašiną palikau, tai už manęs vieni irgi sustoja. O visa šita smėlio krūva iki pat šičia nutesta. Šuo traukęs. Gražu. Pas mane tai šuo tais geras. Mes ir apžvalgos bokštų su juo įlipam. Po to jisai tik tai pusiaukelėje pradeda suprasti, kai leidžiasi, kaip aukštai buvo. Taigi, šios dienos kryptis mūsų buvo Kėdainiai. Važiavom aplankėm, šios dienos kryptis buvo Kėdainių. Aplankėm tikrai labai didelį prižiūrėtą parką, visą, kurią nors sugebėjau apeiti. Pabuvom prie užtvankos ir pasivaikščiojome Josvainių kabančių tiltų. Tai mūsų šios dienos tokia buvo kelionė, tokios kryptis.